O, jau mentai kažką žiūrėk pakuoja. Truktų žvadžių. Vėlius žvadžių. Labas rytas. Nu vakar biškį pasikaraokinom, neblogai, ne Kamilė? Nu, karočią, šiandieną varom į ne tik seniausią Tokijo šventyklą varom, bet ir visoje Japonijoje. 1400 metų senumo. Miesto simbolis, kaip čia jį vadina. Šventykla vadinasi Sensoji. Nežinau, ar gerai aš tariu, bet kažkaip taip. Sensoji. Ką galėsim dar nuveikti, tai išsiburti. Ir tave palaimina ir tau duoda laimės žinutę. Ir jeigu jinai būna jos geros arba blogos, tai jeigu bus bloga, mes tada galėsim ją užrišti ir palikti šventyklai, kad jinai neįsipildytų. O jeigu gera, su savim pasiimti. Žiūrėkit, ką priėjom. Ta Godzilla. Ir tikras Japonijos simbolis. Bam! O kaip dėl to bokšto? Varysim? Televizijos? Aš žinau. Į televizijos bokštą mes galim ir į Vilnių. O, einam. Priėjom tą garsų įžibintą. Prieš čia ateinant tai pasidomėjau biškį šventyklinių etiketų, tai pavyzdžiui, negalima eiti per vidurį į šventyklą, visą reikia eiti po kairę arba po dešinę. Toksai jau. Nu, mes iš tikrųjų gan labai anksti, po 7:20, tai iš tikrųjų kaip ir labai gerai, nes jokių turistų dar nieko nėra. Tik tai, kad turgelis uždarytas, bet čia šitam turgeliai tai vien tik suvenyrai, tai kaip ir dzin. Bet šiaip tai net pats turgelis yra išlikęs nuo 600 metų. Tai 1400 metų senumo turgelis, kaip ir šventykla. Geras. Nežinau, kiek persiduoda per kamerą, bet žiauriai gražiai atrodo. Meti 100 jenų. Nu, ištraukiu numeriuką. Kem 6. Čia atgal reikia mes? Kas čia parašyta? Bad fortune. Of humors. Stay with the house. Closing the gate and doors. All looks really lonesome. Request will not be granted. Ką paklausai? The patient will get... Ar mano žmona bus gera? Never. Ten jau vienas irgi ką tik užrišo. Nu, reikia eit greit atsikratyti šito. Palauk, aš noriu visą įsistudijuoti. Find out the person you wait for will not come. The person you wait will not come. Ačiū Dievui, nes jau žmoną turi. O viešpatie, bloga žmona, eik sek. Bloga, nelauk geresnės žmonos. Pamiršk apie darbus, pamiršk apie viską. Vieną žodžiu, ne. Mes šito būtinai turim atsikratyti. Kiek gerai dabar suspaus, kad įsipildytų niekas. Va. Man atrodo tikrai sakai, kad žmona vis dar būtų dar geresnė. Kamilė, bandysi to? Regular. Vidutinis palaiminimas. In your dream you met a mere gentleman superior to thousands, 10,000 people. Now get good fortune and wonder why it was so unhappy until now. The men are both well.
Vienu Man žodžiu, gera santoka, tau ne. aš pasilieku, kur gyvenu, Kamilė iškeliauja į naujus Manęs namus. Man tai dabar biškį sėkmės reikėtų. Reikia smilkalų iš kažkur gaut dabar. Ir biškį laimės pasikraut. O, wow. O, labai gražiai atrodo. Nieko tokio panašaus nesu matęs. Reikia eiti pusrytukų paieškoti. Tik dabar į tą turgų varomą, tai ką ten valgyti reikia? Viską iš eilės. Tarsi mes ten būsim prieš 9 ir jau reikia valgyti viską iš eilės. Prisivalgysim visai dienai, po to gal kokią 7-6 išalgsim. Nu, ten labai daug yra. Bet jeigu aš negausiu šiandien savo deserto, tai kiek tau ten, kad užrašai tą bad luck, nepadės. Ten labai daug visokiausių išragaut dalykėlių turėtų būti. Biškį susispaudėm. A? Dabar išeit kažkur reikia. Kaip čia išeit? Va čia geras klausimas, kaip čia išeit. Kaip visada kažkas mistika. Va, exit. Tai, laimam. Bet mes gal nebūtina eiti eilę. Jie kokie tvarkingi, jie, pavyzdžiui, netgi į... Jo. Jie netvarkingai, karočią, į eilę atsistoja laiptais lipt. Geras. Nebėga visi viens per kitą. Mes irgi. Ai, va, kad jie eilės, tai aš galvoju, ką čia tokie tokie siauri laiptukai. Ne, čia po kairę į viršų, po dešinę į apačią. Taip pat tam turgeliai turėtų būti Kobe beef, turėtų būti Wagyu beef. Nu va, visko, ko norėjai per vieną dieną suvalgyti. Nu, ten turėtų būti visko, ko mano širdis tik tai sugalvotų O keisti. viską žalia ar iškepta? Turbūt ir žalio yra 100%, ir iškepto yra. Nu šiaip jo, nes jeigu į kitchenus sakė, važiuoja stapas pirkti į restoranus. Na, Tu mus vedi žalios mėsos pirkti? varom. Ikra tavo, žiūrėk, ko tik nėra. O, prasideda. Žinok, man atrodo, čia viską... Reikia, žinok, viską rimtai iš eilės. Jūros vėžys ir Wagyu. Skanu? Primena biškį kepenėlės ir kepenėlės ir austrių tą vidų. Labai neskanu. Nu dabar žinosim apie ką. Visą laiką norėjau paragauti. Ką imam? Tai šitą? Imam gal Nu gerai, šitą imam. Šitą. Tai šitą? A? Tai čia be lašišos tinka? Jo, tai lašiša, jaučiu tai lašiša, žinai. Arigato gozaimasu. O, taip. Žalia. Biškai keista dėl to, kad grinai žalia žuvis. Uždėk dar. Very good. Tai netokia žalia. Jo? Man čia yra sushi, ne? Hello. You.
ką tu čia ragauji? Duok ir man. Dar man. Taip pasim. Noriu to. Vytinto dalę. Ja. Krabukas. Neblogai. Onigiri vadinasi. Tu žiūrėk, mane burno negėrėsi, Kris. Su kaviar. Toks kaip sušis labai, ne? Jo, tai kampiniai sušiai. Morning. Man skaniausias buvo tai tuna. Tai aš tiesiog pasimsiu dar tunos. Truktų už vadžių. Dėlis vadžių. Čia tiek daug paragavus nesigeriau. Bet koks šilus geras. Tarsime kaip rapą. Taip greitai, net nespėjau apsisukt. Tai gerai, kad vieną paėmėm, bet čia ryžių žiūriu nemažai. Čia yra labai gera tuna. Tai čia yra mėlynpelekė tuna. Žalia. Visiškai žalia. Koks yra verdiktas? Šiaip aš tunų seniau nelabai valgydavau, bet čia tai skani tuna. Ta prasme, vienas skaniausių dalykų, kokios ragavęs. Iš žuvies, tai tikrai. Ragavom tą kobę, tai nelabai man. Nu, nieko neverta kainos. Čia žiauriai skanu. Ta prasme, wow. Ne, aš taip nemėgstu. Opa. Nu, neprat gerai? Kur? Nu, karaokės baras, sekantas. Čia padarom sprendimą, galvom reikia nežintis iš to turgaus, bo mes ten turbūt paliksim visą šaibas, nes ir to, ir tą. Kaip ir praktiškai viską išragavom. Labai gerai. Tai dabar galima eiti biškį paturistauti. Arigato. Arigato. Parkelį važiuojam japonišką. Einam načio ir blemą prigulėm pailsėt. Ir užmigom. Kamilė dar miega. Blemą, kiek mes čia davėm? Pusvalandę. Pakeliui iš šventyklą sustojom, kad čia parkelį nueit ir užmigom. Kaip įsimegojai? Labai gerai. Parke, dinosaurus. Aš net užknarkiau, nu. Ai, nu savo, bet tai kaip dabar gerai. Gerai. Lekiam į tą šventyklą, gal kaip nors daeisim iki jos. Ozožy šventyklą prieinam. Čia pasirodo yra 6 šauganų kareiviai palaidoti. Čia yra šauganų kapavietė, kitaip vadinama. Šita šventykla buvo įkurta 1393 metais. Viena svarbiausių šventyklų visoje Japonijoje. Geras. Einam pažiūrėti, kaip jinai atrodo. Čia buvo jos vartai. Jinai per antrą pasaulinį karą taip pat buvo sugriauta ir ją sugebėjo atstatyti. O kaip čia gražu. Pasikroviau biškį laimės. Čia reiškia, kad tu laimė, tai man kas uždegė? Nežinau. Duokit ir man laimės. Nereik tau per daug laimė. Žiūrėsim, ar galima iš tikrųjų pamatyti tas kapavietės jų. Man, jeigu aš gerai supratau, tai jie yra ten palaidoti, tie 6 šauganai. O šauganai buvo kaip Japonijos armijos tipo galvos. Jie ne vieną šimtmetį valdė Japoniją. Kaip imperatorius buvo galva, bet po imperatoriaus už akių žmonėm šauganai valdė ne vieną šimtmetį, pasirodo, Japoniją. Kitaip pasakius, šauganai buvo kaip netiesioginė valdžia.
O Tokijo pasirodo vadindavosi ne Tokijo, o Edo. Ir paskui 1800 kažkelintais pervadino į Tokijo. Na, dabar traukiam iki bokšto. Gerai, ką žinau, nusprendėm nekiltume į jį. Taip, jo, bet ką mes galim daryti, gal šauti iki viešbučio biškį, padaryti pauzę kokią valandėlę, paskui norėt pavalgyti. Tai pagalvot, ką čia veikti. Tai nusprendėm, varysim pavalgyti karočią. Varom japoniškų karmonado pavalgyti. Kokia gera sistema. Užsisakai valgyt, pasispaudai, ko nori ir tau atneša. Tai neįsivaikė, gal jis net neskanus. Na jo, gerai. Tai gal tu nevalgysi, man daugiau liks. Čia irgi gal neskanus. O mažiau valgysi. Nu, žiūrim, ką turim. Labai gerai. Toks rūgštokas padažas. Kaip pačiam, bet tie kopūstai paprastai, na? Na, pavalgėm, pamiegojom. Eisim, ką vakaras mums čia šiandien parodys. Dabar galim varyti į Akihabarą, kur geiminimo ir visokiausių anime gatvės. O tai taip. Sakyčiau, būtų geriausia, galėtų padaryti savo gyvenimą. Šitą šus apsirengus? Gal? Nežinau, čia kažkaip ėjom, pamatėm įdomesnę parduotuvę, galvom užsuksim, pažiūrėsim. Ką jie čia turi. Negali žinot, gal rasi tokias šustras kelnes kaip pas jį. Na, čia vienu žodžiu shopping centras. Varom į tą Akihabarą. Kas tave leido? Ai. Oi. Matai, buteliukas sau tvarko. Vodkė sau daužo. Po sunkios darbo dienos reikia padaryti 50. Ar 100, ar po 100. Džiauriai prikolinas miestas, iš tikrųjų čia tiek visko, tiek parduotuvėlių. Įeini tas parduotuvėlės, tiek šudeliukų visokiausių, tu net nežinai, ką žiūri. O, ten drakono kovos muzikytė groja. Taip. Thank you. Is it upstairs? 4. Nu va, išsiaiškinam. Welcome back, master. Welcome back, master and princess. Turi per valandą bent vieną gėrimą išgerti ir maistą. Tikrai. Ketvirtas? Žiūrėk, pavyzdžiui, kiekvienam aukšte vis kažkokios parduotuvės neaiškios prasme. Čia balet valgysi. Baby Bear Curry. Vaškam. Taip. Ką? English. System table free. System table. Sorry? System table free. Yeah. Oh, yeah. System table. Ne system table system. ซื้อตะกร้อ
まぶしい。フードコンボ、パフェコンボ、フード&パフェコンボ、フルコース、コンボ、セットリング、スーベニア、アニマルカチューシャ、キーチェーン、チューズワン、メイドツーショットフォトチケ、スマートフォン、スーベニア、OK? Thank you. Made holding meow meow. Okay? Meow meow. Okay? Okay, thank you. Nieko nesupratau, supratai, ką nors? Miau, miau. Only コンボメニューオーダー Oh. So we can get just the show, no? No picture live show now live show time no photo Okay. okay Okay. Tai aš trynės. Nu va, pabuvom kažkokiai įdomiai kavinukį, bare, nesuprasi. Dar privertė jos parašyti review amazing, būčiau parašęs tikrą. Taigi neblogai. Ir ką tau nepatiko? thank you bye Ten kažko. Slepiasi mergaitės, vadinasi kažką blogai daro, jeigu slepiasi. Nu, aš taip, ką pamatė kamerą ir iš karto nusisuko. Tai jo. Neblogas aparatas, ką? Okay. Būčiau ką, einam iki paskutinto šraino jau šiandienos. Gerai, einam pažiūrėsim, apie ką šitas šrainas paskutintas, šita šventykla. Ir jaučiu, ką, į bariuką ir namučio. Ne? Ši šventykla yra skirta gerovės ir santuokos deivėm. Labas. Ką tu čia darai? Meldiesi? Santuokos dievam? O žiema, tai atnešė ryžą. Santuoka tai gera. Man reikia. Paukoji ryžiuko. Gerai, maudžiam. Kodėl reikia paaukoti pinigų įmesti, kad pasimelsti? Man makes no sense. Ta prasme, gal tu jeigu nori ateiti ir pasimelsi, turi kažką, nes tipo nieko negausi, jeigu neduosi? Nežinau. Tai tu žinai, ką padaryk? Tai tu įmesk ir tada paaiškink jam. Ką tu savo galvoji? Ateik čia dabar. Davaitė. A, dabar tai čia. Nes paskutinį kartą, kai galvojau, tai gerumas nėra pinigais matuojamas, ne? Nu Šiaip ką? pagalvosi. Aišku, bent čia gali nueiti, ne kaip liet. Į barą. Imagine, thank you. No problem. See ya. Thank you. Ką tu tiem šunim darai? Palikos ramybėj. Pats žmonės lenda, mato, kur geras žmogus. Devynias stoteles.
Kai gerai atrodo. Net negaliu, laukia, kad negaliu pasižiūrėti, kaip aukštai iškėlė. Ne čia. Sveikatėlė. Žodžiu, bus žiauriai Be karštas. vištytės prie alaus. Nice? Gerai. Sveikatėlė. Pradėkime nuo to iš karto. Čia yra stikliukas duotas. Tiesiai iš butelio varo. Nesakai. Laukės. O ką tu galvoji, kas yra? Aš nuėmiau geriau. Kamštukas. Ir alumus užsigeria. Tai aišku, dėsiu, tai kitaip net nebus. Neimk išgerk, čia reikia šitaip, žiūrėk. Labą dieną. Nu, pavalgėm, pagėrėm ir ką, viskas jau galim traukti link namučio. Nu, jau man atrodo 5 kartus atsisveikinam šiandien. Niekaip. Per daug linksma. Per daug linksma čia. Taip verta miestas, bet kiekvieną dieną. Non-stop. Sekmadienis, pirmadienis. Nu ką, viskas, einam į viešbutį. Jau dabar tikrai. Nu, ir žinai. O, jau mentai kažką žiūrėk pakuoja. Jo, vaikų važiuodami pakuoja. Gerai, rytoj ką? Rytoj į Imperatoriaus pilį ir į kažkokius tai gardinus. Irgi ten kažkokią šventyklą su parkeliais visokiausiais. Gerai. Einam padarinėti čia? Hi. Hello. Can we go for a drink? Just for drinks? Japanese only. Only Japanese?